kągi, čia tai jau žinios. Sveiki, čia Kitų žinios. Aš esu jūsų vedėjas Rokas ir šiandien jūs pamatysite daug įdomių interviu, taip pat GKL apžvalgą bei kitokių įdomių dalykų. Sveiki, buvo gimnazistai. Kokios emocijos užplūdo įėjus dar kartą į gimnaziją? Buvo labai keista, nes tada kažkaip matai, koks tu prieš tai buvai ir dabar jau atrodo, aš taip biškai pasikeitęs nuo tada, kai buvau gimnazistas. Ir dar labai smagu buvo direktorių pamatyti, mums iššypsojo, paspaudė ranką, pasikalbėjo. Iš tikrųjų teigiamas emocijos, toks atrodo, net nebuvai išėjęs, bet taip ir tuo pačiu toksai didelis atstumas skiriant nuo tos gimnazijos, kurie kažkada mokėsi ir kurie yra dabar, bet visada malonu sugrįžti į vietą, kur jautiesi kaip namuose. O ką palinkėtume dabartiniam gimnazistui? Stenkitės sukurti tokią bendruomenę, kokią jau dabar esate sukūrę ir ją dar labiau suartinti. Ir svarbiausia, tai yra darykit viską, ką tik kur tai gauna galimybę. Ridai, gal galėtum papasakoti apie mūsų mokykloje vykstantį mepą? Taip, vyks Kitų gimnazijos ir Kauno gimnazijos mepas, vyks vasario 8-10 dienomis. Registraciją pradėsiu šios savaitės antradienį, trečiadienį. Žodžiu, siūlau registruotis, nes vietų nėra labai daug. Nesirkite. A jeigu sergate, tai sirkite lengvai. O jeigu jau visai sunkiai sergate, neikite į mokyklą, nereikia visų užkrėsti. Kitą kartą, kai kalbėsiu jums, prieš tai jūs man pasakyti, ko jūs norėtumėt, ką norėtumėt išgirsti. Dabar aš pasakysiu 4 dalykus. Netrukus jūs vertinsite mokytojus ir, žinoma, direktorių. Nu, būkit geri, nebūkite žiaurūs. Objektyviai vertinkite. Mes labai jumis pasitikime. Vertinkite objektyviai. Čia tik abiturientams antras teiginys. Šimtadienis nesureikšminkite iki dangaus. Jūs pamatysite, kad pažymys atestate yra žymiai svarbesnis už prisiminimus apie puikų šimtadienį. Sutarėm, nesureikšminkite iki dangaus. Trečias klausimas. Abiturientų albumas, metų knyga. Dar? Aš jums parodysiu. Pažiūrėkite, kol jūs galvojate daryti, nedaryti, va, kokią knygą padariau. Pažiūrėkite, Mildutė šiandien 5 metai. Pažiūrėkite, kokią knygą padariau. Bet jūs norėtumėte irgi savo abiturientų albumą tokį. Ateikite pasitarti, aš moku, padarysim knygą labai lengvai, greitai. Jums patiks visam gyvenimui. Ir paskutinysis 4 teiginys. Padėkite maugliams. Vaikšto po gimnaziją vienas kitas mauglis. Nu, padėkite jiems, papasakot, kaip reikia apsirengti, kaip šaukštą, šakutę laikyti, kaip tualetu naudotis, ko negalima sakyti garsiai, net ir tyliai galvoti nereikia. Tiesiog, jie nekalti, jie maugliai, mes turime juos išmokyti gyventi gimnazijoje. Ačiū. Ateikite ir pasakykite, ko norite. Aš mėgstu būti filmuojamas. Kitą savaitę vėl jums ką nors pasakysiu. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Streisand. Sveiki, čia yra kitų dėžinės ir aš apklausiu Roką Markūną. Taigi, Tai yra Lietuvos mokinių parlamentas, tai yra aukščiausia mokinių institucija. Pasaulyje. Ir aš buvau šitas šios vicepirmininkas. Tai dabar papasakosiu kažką apie GKL apžvalga. Iš tikrųjų, visą informaciją galime rasti Facebook'o puslapyje KTUG krepšinis. Tai čia matote atverstą turnyrų lentelę, galite pažiūrėti, kaip komandom sekasi. Bus atnaujinama maždaug kas savaitę, galėsime matyti, kaip baigėsi tam tikros varžybos, kokie buvo rezultatai. Kol kas GKL'as neturėjo kažkokių išskirtinių įvykių, išskyrus aišku lentos sulaužymą. Palaipsniui pamažu ryškėja, kas pateks į kitą etapą ir kas kovos dėl čempionų titulo. Tai tiek. Labas, Matai. Girdėjau, kad tau labai gerai sekėsi Kauno miesto chemijos olimpiadoje. Kaip, papasakok plačiau. Ką, laimėjau pirmą vietą, Ačiū. Gerbiamas Rokai, girdėjau, kad gerai pasirodė biologijos olimpiadoje. Taigi, Kauno miesto biologijos olimpiadai laimėjau pirmą vietą. O kaip sekėsi kitiems KTU gimnazistams? Martina Petrulytė laimėjo pirmą vietą, taip pat mūsų mokyklos devintokas laimėjo pirmąją vietą, o mokyklos dešimtokai laimėjo antrą ir trečią vietą. Taigi, sėkmės tau ir toliau, bei kitiems mokyklos biologams. Ir ką nors palinkėkit gimnazijai? Linksmų švenčių. Ko? Čia buvo KTUG žinios. Kokie žinios? KTUG žinios. Na kągi, čia buvo KTUG žinios. O čia buvo KTUG žinios. Čia buvo KTUG žinios.